Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Nuotaikos užtaisas Izidorius Paukštys. Pažiūrėk, kokį garsai. Labas, Izidoriau. Labas. Šiandien turiu tau gerą naujieną, kaip ir jums visiems. Nenoriu. Pavyzdžiui, žinai, kad būna sporte, krepšinį, futbole, puolėjai ir gynėjai. Tai šiandien tu esi gynėjas, aš esu puolėjas. Nes šiandien Izidoriaus laukia labai sunki užduotis. Ką tik Izidorius iš Mobire pasiėmė naują automobilį, kurį matote šalia mūsų. Ir dabar mano darbas yra pulti, Izidoriaus yra gintis. Nieko nelaukiam, pradedam rungtynės. Važiuojam. Taip jau nutiko, kad nusprendžiau, kad vieno elektromobilio man negana ir Mobire nuomota Cupra Formentor atėjo laikas pakeisti į kitą automobilį. Ir aš taip svarsčiau, į ką jį čia keisti, ir Mobire man atsiuntė automobilių sąrašą. Ir ten buvo BMW X, ir aš nežinau, kaip taip nutiko, kad aš nusprendžiau. Ne tu nusprendai, ne taip buvo, pasakok viską. Atsiuntė man Mobire sąrašą, iš ko gali rinktis Izidorius, aš sąrašą labai greitai permečiau ir sakau, Izidorius ima BMW X. Ir aš kaip tik taip pat atsakiau laišku, kad aš renkuosi BMW X. Ir vat atsirado mano kieme antras elektromobilis BMW X. Ir aš jį taip meiliai praminiau Hameku. Bet Izidorius šiaip tai jisai padaro kvailų sprendimų gyvenime, kaip ir mes įsiaiškinsim va šitą sprendimą, bet yra padarėsi protingų sprendimų, tai aš labai gerai atsimenu, kaip Izidorius pirko savo minėtą Mercedesą, išnagrinėjo jo Car Vertical ataskaitą, tikrino, žiūrėjo ir problemų nerado ir tą automobilį įsigijo ir beje puikiai važiuoja. Taip, puikiai važiuoja. Tai visiems rekomenduoju prieš perkant automobilį jį patikrinti Car Vertical ir svarbiausia, tikrinant Car Vertical pasinaudoti nuolaidos kodu Gazas Dugnas, nes šitaip gausite 20% nuolaidą. Ir grįžkime prie BMW. Įdomus dalykas, kad gūdžiais 2022 metais tokios pat spalvos automobilį, tokią pat versiją mes jau esame rodę per Gazas Dugnas. Ir tuo metu net nesusimąsčiau, kad toks automobilis gali atsidurti mano kieme. Aš visą laiką, žinok, man knietėjo pabandyti tuos automobilius, kuriuos mes išbandėme naujus, kaip jie mums atrodys po kelių metų, kaip jie gerokai atpigo ir mūsų jau žinios pagilėjo. Taigi dabar yra puikiai proga grįžti prie X ir jį apžvelgti dar kartą. Mes visą laiką kalbam apie išvaizdą. Taip, šita automobilio išvaizda yra, man su ja viskas gerai, yra vienas labai didelis minusas, kuris sugriauna visą šitą automobilį, tai yra grotelės. Linksėk, taip. Žinok, man apskritai šis automobilis nėra gražus automobilis, man jis yra labai neįprastų, keistų formų ir aš tikrai prisipažįstu, tai yra visiškai ne mano skonio automobilis, nes man jis per daug primena BMW i3. Buvo laikas, kaip BMW grotelės vis didėjo, mes spėliojom, tai iki kokio dydžio galų gale išdidės tos grotelės. Ir iX yra tas automobilis, tas modelis, kur mes turime maksimaliai didelės ir negražias groteles. Aš žiūrėjau, kur eina dabar BMW ir visų modelių grotelės jau eina į tą retro stilių ir jos gerokai, jau drastiškai sumažėjo. Tai aš darau išvadą, kad šitas jau modelis, šitas dizainas išėjo iš mados. O dabar jau kalbėk. Aš galiu pasakyti, kas man nepatinka automobilio priekyje. Man nekliūna grotelės, man kliūna tai, kad automobilis atrodo lyg kirviu nukirstas ir priekį, ir gale. Beje, kitose versijose, kurie turi didesnę bateriją, jos gražiai šviečia. Bet... Jo, šviečiančios grotelės labai pataiso priekio vaizdą. Gerai, tai dabar žiūrėkit, iš viso mes čia ginčinamės, padarome balsavimą, užeikite pas mus Instagramą ir kai mes nesutarėm, mes visą laiką atidodam viską į jūsų rankas. Ir mes labai paprastą klausimą šį kartą jūsų paklausim, ar jums patinka iX-o priekinės grotelės? Priekinis dabar jau viskas, dabar kadangi tai tavo automobilis, mes išnarstysim po detalį, kiekvieną duosim balsuoti. Ir štai viskas, ginčai baigėsi, čia yra jūsų rezultatas, viskas, kaip nukirsti. Trumpam atsikratėme Pauliaus ir galiu papasakoti apie šio automobilio techninius duomenis. Tai yra 2023 metų automobilis.
40 versija, tai iš esmės yra pradinė šio automobilio versija, tai yra versija su mažiausia baterija. Ir jo baterija yra 77 kWh, iš kurių naudotina 71. Ir įdomu tai, kad skirtingai negu koks Mercedesas, BMW savo pradinį modelį iškart komplektuoja su 2 elektros motorais. Versijos su 1 elektros motoru tiesiog nėra. Tai akivaizdu, kad jis suka visus 4 ratus ir šita silpniausia versija vis tiek turi 240 kW, kas taip pat nėra mažai tokiai, kaip čia pasakyti, silpniausiai versijai. Automobilis nemažas, jis yra beveik 5 metrų ilgio ir taip pat žiūrint į jo visas proporcijas, iš toliau net kartais netrodo, kad jis toks didelis, kol neprieini arčiau. Tai automobilis tikrai yra didelis. Ir kadangi jis yra pagamintas iš gudrių kompozitinių medžiagų, išorėje naudojama daug aliuminio ir šis didelis elektromobilis pasižymi labai gerų svorių. Jis sveria tik tai apie 2,4 tonos. Ir aš manau, kad mažas svoris galbūt leido BMW šiek tiek per daug optimistiškai tikėtis gero nuvažiuojamo atstumo ir dėl to BMW montavo, mano nuomonė, per mažą bateriją. Bet apie nuvažiuojamą atstumą pakalbėsime neužilgo. Dabar pasižiūrėkim, kaip atrodo BMW iš vidaus. Eidamas link salono, noriu pakalbėti apie šio automobilio priekinį gaubtą, kuris neatsidaro. Kadangi jis neatsidaro, tai akivaizdu, kad čia ir neturim jokio pasidėjimo. Nežinau, galbūt elektros motoras toks didžiulis, kad čia nieko nepavyko sumontuoti po šio gaubtu, bet yra bėda, kaip užsipilti langų skysčio. Ir čia perinam prie, kaip čia pasakyti, tokios funkcijos, kuri man šiame automobilyje labai patinka ir man keista, kodėl kiti gamintojai to nedaro. Jeigu norit užsipilti langų skysčio, jums tai reikia paspausti BMW ženkliuką ir viskas. Nereikia purvintis rankų, nereikia atsidarinėti gaubto, viskas vyksta labai paprastai. Va čia siūlau kitiem gamintojams pasimokyti. Dedikuota grynakraujo elektromobilio platforma reiškia, jog automobilio salone bus daug erdvės ir kadangi ir pats automobilis yra nemažas, tai erdvės čia yra daugiau negu per akis. Ir dizainas yra savotiškas, skiriasi nuo kitų BMW automobilių. Jau labai norėjo BMW X išskirti iš visos savo automobilių gamos. Ir viskas man su automobilio salonu kaip ir būtų gerai, puikios sėdynės, didžiulis ekranas, bet kokio velnio jie neišnaudojo šitos tuščios erdvės ir nepadarė porankio. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl BMW šitos erdvės neišnaudojo. Kad būtų tavo erdvės pojūtis. Bet kam? Bet žinai kas, čia pats nebamviškiausias BMW. Jo, jis tikrai labai išsiskiria iš kitų BMW ir prie nieko nepasidėsi. Nei čia daiktus kokius padėsi, nei čia kokią koją pakiši, nei čia kokį trečią keleivį pasodinsi. Iš tikrųjų, vairas man nepatinka. Ekranas yra viskas puikiai. Ir kad ir norisi prikipti. Nu, dabar pažiūrėk, va šitą papačią, va šitą. Ką? Viskas, žinok, normaliai čia. Šita plasmas, nu gal net minkšto. Normaliai. Pažiūrėk, čia net išsiskiria duris. Nu taip, bet tai čia minkštas plastikas šitoj vietoj. Nu kur tau minkštas plastikas? Minkštas jisai plastikas, tu pačiu. Gerai, kitas blogas dalykas yra tai šita aštri panelė. Kadangi aš sėdžiu dažniausiai keleivio vietoj ir jeigu aš prisislenku sėdynės, man kojos visą laiką remiasi į šitą. Aišku, atsislenki sėdynė, viskas ok, bet kodėl taip žemai nuleista šita panelė, tai yra keista. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Va, ką norėčiau pagirti, tai duris yra labai gražios. Ok, pasižiūrim kiek vietos gale ir aš manau vis tiek svarbiausia yra kaip automobilis važiuoja. Ką, kojytę reikia aukštai pakelt, bet akivaizdu, kad ir vietos gale yra pakankamai ir pastebėjau keistą dalyką, kai automobilį pradėjau eksploatuoti, kad čia vat yra kažkokie keisti dangteliai. Ir niekaip nesupratau, kam čia skirta ir aš po to pasigūglinau, kad BMW numatęs, kad jūs galite nusipirkti planšetės arba telefono laikiklį, bet jo originalioje komplektacijoje nėra. Vaikas sėdintis gale, kiekvieną dieną, čia maigo šitą dangtelį, maigo. Reikės turbūt nusipirkti laikiklį ir jį čia įstatyti, kad mažiau būtų tos durelės darinėjamos. Man atrodo, paprašiau su skoču tą užklijuoti.
BMW su šitų modeliu taip pat pasirinko tą tokį šiek tiek, kaip čia pasakyti, Lego automobilio variantą, kur galit kažką dasipirkti, kažkur kažką įsimontuoti, kažkur kažką įsidėti. Kokiu Dacijoje gal ir smagu, kai kokį priedą gali dasipirkti, bet nusipirkdamas BMW arba Mersa aš jau tikėčiausi, kad jeigu yra kažkoks laikiklis, tai kad aš jau ir standartiniai įrangoj turėčiau ką į tą laikiklį įdėti. Išmanus, naujoviškas elektromobilis, dėl togi negali įdėti įprastinės rankenėlės į saloną, dėl to vietoj rankenėlės durų turi būti mygtukas. Kad būtų gudriau, kad pasisodinus kokį keleivį galėtų jis paieškoti iš pradžių, kaip čia tas duris atsidaryti ir galėtum pasakyti, čiagi mygtukas, čiagi elektromobilis. Ir aš žinau, kad atsiranda internete visokių feikinių straipsnių, kad ten kažkas neišlipo iš automobilio, nes išsikrovė bateriją ir su mygtukų durų neatsidarė. Tai žinokit, yra toks dalykas. Tai yra įvairūs saugumo reikalavimai ir visada automobiliuose su elektriniu durų atidarimo mygtuku būna ir mechaninė rankena. Tai jeigu jums išsikrovė akumuliatorius ir neina atsidaryti durų, tai pasižiūrėkit šiek tiek žemiau ir pamatysit įprastinę mechaninę rankeną su trosu. Oi, tie pradedantieji elektromobilių vairuotojai, jie džiaugiasi durų atidarimo mygtukai, kad Tesla jau turėjo 2014 metais. Tai va, apie ką mes kalbam. Matot, kai gali suteikti džiaugsmo paprasti dalykai. Bet jeigu kalbant iš tikrųjų rimtai, man patinka šitas BMW galas, todėl, kad mes čia turime vientisą sėdynę. Mes neturim kažkokių išdalintų sėdynių, 1, 2, 3, mes turime vientisą sofkutę ir jūs galite čilinti, gulėti. Va čia yra komfortas. Ir, pavyzdžiui, va, už šitą man BMW labai patinka. BMW labai gerą dalyką sugalvojo su langų užpylimu automobilio išorėje, o Mersas sugalvojo labai gerą dalyką, tai yra galinio vaizdo kamera, kuri išlenda iš po ženkliuko ir jinai visada būna švari. O su šio BMW turiu problemą, kad nors jis ir turi 360 kameras, nors ir tos kameros yra labai kokybiškos, bet eksploatuojant automobilį Lietuvos keliais, kamera visada būna purvina. Ir kamera turi funkciją, jog ją galima apiplauti, bet tas apiplovimas nelabai sveikia, vis tiek rodo vaizdą per tokį blūrą. Lietuviškam klimatui nelabai tinka. Automobilio bagažinė džiugina, jeigu neklystu, 500 litrų. Čia dar turim ir pasidėjimo apačioje, kur galima visus laidus sukišti. Tai bagažinės dydžio tikrai užtenka. Dar yra toks žaisliukas išlendantis elektrinis kablys. Nežinau, kiek elektromobilyje aš jį dažnai naudosiu, nes tikrai nuvažiuos labai netoli tempiant priekabą, bet vis tiek tokia smulkmena, bet maloni. Ir iš tikrųjų atsisėdus už vairo, tas ekranas, nors jis yra toksai siauras, bet atsisėdus į vairuotojo vietą, jisai kažkaip labai puikiai. Man jis labai patinka. Labai platus. Kitas dalykas, kas man nepatinka, tai šitie ant vairo esantys mygtukai. Jie, man atrodo, labai senoviniai. Oho, čia Izidrius, kad pasidaręs vairą, vos į dantis neįlindo vairas. Čia tu taip vairuoja? Jo. Kodėl tu taip vairuoja? Tu esi beveik mano ūgio, taip? Na, aš nesu šiaip beveik tavo ūgio, žemesnis už tave. Kad ir kiek jisai būtų gražus, negražus, vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet važiuoja jisai nuostabiai. Jeigu aš atsisėdu į šitą automobilį po Teslos, tai čia tas pats, kas iš kažkokio karučio įsėstumėt į prabangų automobilį. Nuvažiuoja šitas BMW tai nuostabiai. Ir tą mes jau sakėm prieš 3 metus ir tai nepasikeitė. Jisai, pirmas dalykas, garso izoliacija. Va, jeigu sakytų, aš galvoju... Neužmiršk, kad berėmiai langai dar. Aš galvoju apie Teslą. Koks yra Teslos didžiausias minusas? Tai yra, aš sugalvojau 2 minusus. Jis yra šiek tiek per standi ir garso izoliacija. Tai va čia mes šitų nei vienos problemos neturim. Taip smagiai plaukia šitas automobilis. Ir dar vienas pastebėjimas, labai geras juostų palaikymas šito automobilio. Labai gerai važiuoja autostradui įjungus juostų palaikymą. Kažkaip retai naudojęs automobiliuose šitą funkciją, bet šitain toks važiavau gana pavargęs, išsiblaškęs gal šiek tiek, galvoju įsijungsiu, užmečiau tą ranką ant vairo ir žiūriu, kad visą kelionę taip ir pravažiavau su autopilotu ir juostų palaikymu. Jaučiasi, kad automobilis yra labai didelis. Tu jau važiuoji, jau plauki su didžiuliu automobiliu ir tai jaučiasi. Mes kartais turime automobilius, kurie yra didžiuliai, bet tu taip važiuoji ir tu jauti, kad jisai toksai, tų gabaritai nelabai, bet čia jisai jau. Ir aš įsivaizduoju, kad su šitu elektromobiliu tu turėtum labai patogiai, smagiai keliauti. Ir tada mes atsimušam į pagrindinį dalyką, tai yra baterijos dydis. Ir baterijos dydis jums leis netoli nukeliauti.
Va čia yra būtent šitos versijos, jeigu mes kalbam apie šitą bateriją, yra pats pagrindinis minusas. Ir aš žinau, kad daugelis sprendžiat, kągi čia padovanot savo antrai pusiai dovanų. Tai žinokit, aš jums turiu sprendimą. Lietuvoje sukurtas, gaminamas ir tobulinamas OBD11 diagnostinis prietaisas. Puikiai dovana jūsų antrai pusiai kalėdų proga. Su šiuo prietaisu galite lengvai prisijungti prie savo automobilio. Viskas vyksta tiesiog telefono aplikacijos pagalba. Dabar turiu rankose naujausio OBD11 prietaisą. Jis turi tokią funkciją, kad jį gali tiesiog įjungti, OBD jungti ir pamiršti. Jis neiškraus jūsų akumuliatoriaus. Jeigu norėsit prisijungti prie automobilio, galėsite tą padaryti bet kada. Ir jei perkate OBD11 prietaisą kažkam tai dovanų arba savo dovanų, tai obd11.com tinklapyje neužmirškite pasinaudoti nuolaidos kodu gazas dugnas, nes šitaip gausit 20% nuolaidą. Aš jau tokį prietaisą turiu. Įdomiai padarytas šio automobilio pabudimas. Atsisėdi į automobilį. Jis kaip ir pabunda, nes užsidega ekranai, bet norite paspausti stabdį ir įjungti drive'ą ir nieko nevyksta, vis tiek reikia dar kartą paspausti start stopą. Ne kartą pats save prigavau, jog atsisėdu, bandau įjungti drive'ą, bet jis man niekaip neįsijungia. Jau Paulius minėjo, šis automobilis jums gali būti gražus, gali būti negražus, aš pats šiandien kabinėjęs prie jo, bet vis tiek aš jį išsirinkau dėl to, kad man jis važiuoja tobulai. Tai yra didelis automobilis, jo gabaritai jaučiasi parkuojantis, kai pamatai, kiek jis vietos užima, ar, pavyzdžiui, nupieštų baltų juostų, bet kai jį vairuoji, man nesijaučia jo masės, man nesijaučia jo gabaritų, man jį yra tiesiog malonu vairuoti, jo yra puikiai garso izoliacija, jis yra labai gyvas pagal savo galę, tikrai atrodo, kad jis yra galingesnis negu kad yra. Ir labai greitai pasieki 140 km/h, 150, 160 ir dėl geros garso izoliacijos labai greitai užsimiršti, kokiu greičiu važiuoji. Bet pasižiūri į baterijos procentus ir pamatai, kaip greitai tie procentukai mažėja. Ir nors automobilis pagal savo dydį lengvas ir nors jo elektros sąnaudos pagal jo dydį yra labai draugiškos, mieste galima tikrai tilpti į 20 kWh, bet greitkelyje nuvažiuosite netoli, o greitkeliu jis yra tinkamiausias. Tačiau mieste kaip ir atstumas visai neblogas. Mieste tikrai šiltu oru jis nuvažiuos iki kokių 360 km. Tai pagal mano gyvenimo būdą man baterijos užtenka. Ir kalbant apie šio automobilio pakrovimo greitį, tai jo didžiausias krovimo greitis yra 140 kW, netrodo labai įspūdingai, bet vidutinis pakrovimo greitis yra neblogas. Nuo 10 iki 80% krausite maždaug vidutiniškai 100 kW greičiu. Ir nuo 10 iki 80% jis pasikraus per maždaug 31 minutę. Dabar tokį elektromobilį galite įsigyti už maždaug 50 000 eurų su PVM naudota poros metų senumo su maža rida. Mačiau skelbimuose yra po 48 000 eurų, beveik identiškų automobilių. Tai jo tikrai patraukli kaina, nes vis tiek didelis, prabangus automobilis su prabangiu ženkliuku. Už tą pačią kainą jūs galite įsigyti EQE SUV su vienu elektros motoru, mažiau galios, bet jis nuvažiuos daugiau. Žymiai iš tikrųjų daugiau, nes jis turi didesnę bateriją. Pakalbėjom, kiek jis nuvažiuoja mieste šiltu oru, bet dabar galiu pakalbėti, kiek jis nuvažiuoja greitkelį. Nes į Vilnių karts nuo karto važiuoju. Ir jeigu važiuosite į Vilnių 110 km/h greičiu, leistinu greičiu šiuo metu, viskas ok, jis nuvažiuos kokius 250-260. Bet jeigu greitį viršysite, tai tokiu oru, jeigu norėsite nesivilkti pirmą eilę, tai žinokit, teks Vilniui pasikrauti. Kai 2022 metais filmavome šį elektromobilį, tai jo kaina prasidėjo nuo 85 000 eurų. Tai galima sakyti, kad jis atpigo kone dvigubai. Stipru. Bet čia su visais elektromobiliais bėda ir bėda ta, kad kuo jis prabangesnis, tuo jis labiau pinga. Gerai, bičiuliai, šitas automobilis turi vieną didelę bėdą, tai yra baterijos dydis. Ir aš dabar galvoju, ar iš tikrųjų tai yra didelė bėda. Čia yra pagal jūsų poreikius. Bet žinai, bet kokiu atveju viskas susiveda į pinigus. Ir gerai, dabar jeigu tokią versiją galite nusipirkti už tokią kainą
ir jūs galite taip važinėti mieste. Aš tada, žinok, net nežinau, ar ta kaina yra tokia didelė, žinok, šiaip ta prasme, ar tokia didelė bėda, nu gerai, sustosi, pasikrausi. Ja, tai sakau, jeigu jūs norite, šiaip apskritai, jeigu jums reikia elektromobilio važinėti iš Vilniaus į Klaipėdą, tai jums joks netiks. Bet dabar, žinok, man šiek tiek, aš galvoju, ar tikrai dabar... Pagal mano poreikius, man baterija nėra per maža. Tiesiog man keista. O kodėl socialiniuose tinkluose keikiasi, kad Vilnių negali pasikrauti? Reiškia, bėda. Nes, matai, mėgstu kartais ir gazą paspausti. Nu tai va, čia tas ir yra. Ar daugiau mokėsit pinigų už didesnę bateriją, ar bandysit sukti su šita, toksai kompromiso automobilis, bet šiaip jis važiuoja tikrai puikiai, čia nieko mes prie jo nesikabinėsim. Kiekvienas apsispręskit patys. O kadangi šitą automobilį mes jau vertinom, dalinom balus, mes apsitarėm, kad turbūt vertinimai labai nesiskirtų ir mes tiesiog... Aš pasižiūrėjau video, žinau, aš pagalvojau, kad turbūt tos pačius balus duočiau, lygiai taip pat ir vertinčiau. Ir vėl grįžtant prie šio elektromobilio kainos, nelabai man jinai rūpi, nes aš automobilį nuomoju iš Mobirė, tam, kad nesu galvos, kad lengviau galėčiau planuoti savo finansus, nes aš žinau, kiek jis man kainuoja per mėnesį ir man nereikės su galvos, kaip man jį reikės pardavinėti. Kaip aš sakau, kiek nuvertėjo, ne? Jo, koks skirtumas, kiek jis nuvertėjo. Aš žinau, kiek jis man kainuoja per mėnesį ir, pavyzdžiui, pavažinėsiu metus ir gal pagalvosiu, kad noriu pasikeisti automobilį ir aš jį pasikeisiu, išsirinksiu iš Mobirė kitą automobilį ir išsinuomosiu. Lygiai tą patį dabar ir padariau, atidaviau Cuprą, pasiėmiau BMW. Tai siūlau ir jums pavartyti Mobirė LT, gal rasite ten savo geriausią pasiūlymą. Viskas, ačiū bičiuliai, kad buvote. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.